Šių metų sensacija laukiamiausias tikriausiai viešbutis Turkijoje Luso Sorgun. Tikriausiai mes pirmieji čia lietuviai. Labai smagu, kad mus priėmė, pakvietė apžiūrėti. Visi tikisi, kad tai bus kažkas panašaus kaip Etno, Kulinanas ir panašus modernus nauji viešbučiai. Na ką, einam į registratūrą. Išeinam į registratūros lauko zoną. Viešbutis visiškai šviežiai atsidaręs visai nesenai. Didžiulė teritorija, jau graži, ypač kai viešbutis tik ką pastatytas, tai visada tikėsi 3 palmių lapų, bet čia matau, kad palmės viskas yra ok, gražu ir dar po kokio mėnesio bus tikrai liuks. Dešiniai pusiai padelio kortai ir teniso kortai. Teniso kortai yra nemokami, padelis yra mokamas, kaina dar aiškinamasi. Per vidurį matau, pavėsiniai vyksta joga. Priešai Soler baras ir Soler bare nuo 3 valandų didžiai vakarėliai, nuo 3 dienos. Didysis baseinas nešildomas, o va tas va ilgas palei pastatą šitas yra šildomas baseinas ir vidinis šildomas. Akvaparkas taip pat yra. Tarkim, šampanas, tikras prancūziškas šampanas yra įskaičiuotas ir viską, ką matome čia, pavyzdžiui, Gentleman Jack taip pat yra įskaičiuotas į kainą. Nice. Net Sheridanas. Taip, sako, jeigu jūs prašysite majoto, taip, tai bus mokama, bet tarkim jau gerai vien tai, kad jie turi tikro šampano pasiūloje. Gražu, žinokit, viešbutis. Aš esu sužavėta. Luso Sorgun kambarys. Kambaryje be abejo yra chalatai, minkštučiai, nauji dar šlepetės. Atkreipkite dėmesį kriauklę, kaip yra kambaryje. Irgi kokia čia kosmetika, Atelier Rebul, atskirai dušo kabina, tualetas, va kaip kriauklė kambaryje. Na ir kambaryje viena dvigulė didelė lova, viena viengulė lova. Patalynė švelni, fainai, gražus kambarys, tikrai gražus jaukus. Luso Sorgun viešbučio Family Suite kambarys, svetainė atvira, čia 2 čiužiniai, matot, visiškai normalus ilgio ir juos galima sustumti, galima atskirti ir dar vieną kūdikio lovytę čia gali atnešti. Tai šitam numeryje gali apsistoti 4 suaugę ir 1 kūdikis. Vonios kambarys ir dušo kabina, minkštučiai, rankšluosčiai. Aha, čia kažkokia turkiška kosmetika. O, man atitraukė stalčių, kiek visko yra čia pridėta. Ir dantų šepetukai, ir siuvimo reikmenis. Kas čia dar? Ką dar turime? Džiovintuvas. Fainai. Ir miegamasis. Miegamasis su slankiojančiam durim. Ir čia dar vienas vonios kambarys. Atviras toksai, be abejo, tualete duris yra. Fainas. Kambariai tikrai jaukus. Kambaryje yra arbatinukas, kapsulinis kavos aparatas, be abejo, pildomas. Taigi ir kasgi minibare, pažiūrėkime. Minibare snikeriukas, vanduo, gaivieji gėrimai ir alus Efes. Ir čia per abu kambarius eina va tokia didžiulė terasa su vaizdu į jūrą. Standartinis family kambarys su vaizdu į jūrą. Tik įėjus 2 viengulės lovos. Atvira zona, koridoriuku. Čia irgi kavos aparatas, kapsulinis arbatinukas. Oi, koks didelis vonios kambarys. Dušo kabina. Ir įeinam į miegamąjį su durimis. Be abejo, sea view, tai vaizdas turi būti į jūrą, vaizdas gražus. Sugrįžau dar pafilmuoti, nes pasirodo, čia va šita kriauklė yra akmuo ir irgi specialus akmuo, būtent viešbučiai darytas. Ir sako, va, tuoj parodysiu koridoriui, o čia prie įėjimo į kambarį va tokios dekoracijos, matot, akmeninės, tai yra tikras akmuo iš Brazilijos.
Geras. Be abejo, šildomas vidaus baseinas, labai šildas vaikai. Vau, kokie gultai. Ir gražus vaizdas pro langus. Šilta ir čia tikrai. Šalia vidinio baseino sporto salė. Įspūdinga. Visa įranga esanti sporto salė yra diesel. Fainai. Fainai, salė labai gera. Toliau vaikštom požemiais šalia kirpykla ir mes artėjam link naktinio klubo. Tai vat vienoj pusėje salė, kitoj pusėje naktinis klubas apatiniam aukšte. Siūt naktinis klubas, būčiau ir praėjęs, gerai, kad duris praviros. Na, aišku, dabar nėra jokio jausmo, jokių šviesų, bet tik tai tiek, kad jūs įsivaizduotumėte, kur tai yra ir kaip atrodo. Už naktinio klubo gera vieta, vaikų mini klubas. Ir čia va tokia išskirtinumas, vaikai gali apsistoti nuo 3 metų iki 9 vieni be tėvų. Kitur Turkijoje tiesiog įstatymų yra draudžiama vaikus tokius mažus palikti be tėvų. Kokia graži lovytė čia. Žaidimų centras. Žaidimų centras nėra įskaičiuotas į kainą, mokama. Valanda, daryk ką nori čia, kainuoja 25 eurai asmeniui. Yra va registratūra, ateinat, išsiperkat, galite išsipirkti pusvalandžiui. Arba galite pirkti žetonus. Šalia konferencijų salė, didžiausia jų konferencijų salė. Labai daug žmonių čia gali talpinti. Ževa, tarėsi kavinė. Viskas, kas pas juos yra pagaminta rankom, jų pačių virtuvėje. Ledų. Priešais kavinukę koridoriuje yra 24 valandas dirbantis bistro. Svečiai gali bet kada ateiti čia užkasti. Gatvės gale Seivarį tikriausiai tarėsi jų pagrindinis restoranas, toksai didingas įėjimas. Pradedam nuo vaikų zonos pagrindiniam restorane. Kaip jauku. Ir čia jau ruošiamasi pietums, viskas ruošiama. Sūrių galybė. Fainai. Labai gražu. Išėjom į lauko teritoriją. Eik, tu gražu. Kaip jums gultukai vandenyje? Na ką, tas viešbutis kitą metą bus uoga. Lusos Argun priklauso tam pačiam tinklui kaip Royal viešbučių tinklui. Šiaip geri viešbučiai, 5 žvaigždžiai, bet jie tokie vidutiniški. Faini gultai, ar ne? Ne vidutiniški, geresni negi vidutiniški, tik tai kai kurie jau labai seni. Tai šiaip geras tinklas, žino kaip daryti viešbučius, žino kaip gaminti skanų maistą. Ir čia yra išskirtinis. Pirmas tikriausiai toks projektas vietinis viešbutis. Gerai, čia tik mano nuomonė, visada mėgstu palyginti. Tai Luso Sorgun vs Etno Belekas. Etno Belekas atsidaręs pernai. Tai man, žinokite, Luso Sorgun ir teritorija, ir vidinės visos erdvės. Luso gražesnis, man gražesnis. Tiesa, šitas baseinas yra nešildomas, Išėjusi iš registratūros dešinėje pusėje šildomas baseinas yra tas. Į visas pusės vaikams tai karstynė, žiūrėkit kokios nerealios. Vienoj pusėje
šviežių sulčių baras šalia ir kitoj pusėje akvaparkai. Mažiukų žaidimų aikštelė, mažiukų baseinėlis. Šitie baseiniukai, žinokit, irgi yra nešildomi, bet realiai, jeigu jūs atvažiuojat gegužės mėnesį, tai jau čia viskas bus įšilę nuo saulės. Didžiųjų akvaparkas, 6 kalneliai. Rankšluosčiai padėti ant gultų, jums nereikia nešioti, svarkti. Mažyliukų kalneliai. Nešildoma. Atkreipiu dėmesį, kad filmuoju ankstyvą pavasarį, balandžio pradžioje, kol dar tik pradeda žaliuoti, viskas ir augti. Kai jūs atvyksite čia kokį birželį, liepą ar spalį, tai čia bus kosmiškai gražu. Jau dabar gražu, tada tai bus wow. Čia planuoja vakarais būti. Čia yra ir beach klubas, Sole Beach Club. Čia vakarais bus DJ, ne vakarais, nuo 3 valandos DJ, aš jau jums pasakau, tada rodydama iš viršaus. O dešiniai pusėje a la carte restoranai. Apsistojus 5 dienas, jeigu apsistojat 5 dienas, jums priklauso vienas a la carte nemokamai. Fainas smėlio paplūdimys, man žiauriai patinka, kaip paplūdimy auga palmės. Aptarnavimas be abejo paplūdimėje, matote, vaikšto padavėjai. Ir dar labai fainas dalykas man patinkantis, tai yra Jungle Gym, džiunglių sporto salė, būna visada ant smėlio, lauke, viskas padaryta net ir svarmenis iš medžio.